Hei! Sveiki, draugai, na ką, šiandieną susitinkame garaže. Tai aš nusprendžiau jums nufilmuoti biškį kitokį turinį. Jau kažkada esame darę tokį turinį, bet, nusipirkau naują žaisliuką ir noriu pasidalinti tuo su jumis. Tai šiandieną darysime apžvalgą. O prieš pradėdami daryti apžvalgą, kaip visada paprašysiu. Jeigu nesi dar to padaręs, būtinai spustelk subscribe mygtuką, būtinai uždėk laiką, dislaiką, jeigu nepatiko. Komentuokit, visi komentuokit po video, kuo daugiau komentarų, tuo geriau, jums tai nieko nekainuoja, man tai reiškia labai daug. Na ką, o šiandieną apžvelgsime lazerinį graverį. Tai taip, graviravimo staklytės, nedidelės, stalinės, aš jas nusipirkau, labai man netėjo pasižaisti, tai ateikit arčiau, apžiūrėsim. O staklytės atrodo štai taip, tai turi štai tokį ekranėlį, jisai nusijama. Apžvelgsim biškį vėliau. Čia visas jau valdymas jo ir pavadinimas yra Atomstack S20 Pro. Tai štai taip jos atrodo, taip pat ir turi tokį kompresoriuką, nuputimui dūmų ir juodulių. Tai ką, bandysime jas pasijungti ir žiūrėsim. Na ką, ir bandome jas įsijungti, pažiūrėsim. Įsijungia iš karto ventiliatorius, supupsėjo, reiškia ekranas. Įsidėgia taip pat LCD ekranas. Tai dabar galime pasirinkti. Štai čia yra jau turimų kažkokių tai jau užprogramuotų. Tai Plywood Curved Butterfly ir Plywood Cutting Dock. Gerai, mes jų šiandien nenaudosime. Aš bandysiu dabar pasijungti per programėlę. Tai galima tai atlikti ir su programėlės pagalba. Tai aš jau turiu ją parsisiuntęs. Tai dabar tik atsiminti, kažkaip jinai vadinasi. Atomstack taip ir vadinasi. Tai žiūrim, device not connected. Tai mes turime prisijungti. Kodėl jisai nenori. Connecting device. Taip, užsidegė žalia lemputė, matome, kad dirba. Tai Creation iš karto spaudžiam ir čia mes jau galime nupiešti patys, ką norime ir išgraviruoti. Tai tą dabar ir padarysime, pabandysime. Taip, tai pradžioje turiu štai čia fanieros gabaliuką. Mums reikės dabar nusistatyti aukštį, tai čia yra štai toks magnetinis instrumentas. Čia pasukam, pakeliam, pakišam jį ir nuleidžiam, kol atsirems. Tai štai toks aukštis turi būti, gamintojo teigimu. Ir viskas, mūsų lazeriukas kaip ir pasiruošęs. Dabar pabandysime įjungti, tiksliau nupiešti kažką tai programėlėje. Tai aš piešti labai nemoku smarkiai, bet kažką tai pabandysim. Tai atspėsit, ką piešiu? Parašyk komentarę. Opa. Piktas. Ir dabar spaudžiame next. Taip, kraunasi. Pasirenkame matmenis, tai nedarysime mes jo didelio, padarome, sakykime, 5 cm dydžio, tai 5 mm. Automatiškai jisai pakeis ir čia. Jį galime nuvesti, kur mums patogu. Tai vedam aš vedu į kampą. Spaudžiam Current Position, tai čia kada nustatysi, kurioje vietoje iš ten ir pradės judėti. Toliau, čia pasirinkimas yra Basewood, jau 3 mm, viskas nustatyta. Power 40, greitis 6000. Mums tokio greičio nereikia. Jungiam, manyčiau, 3000. Ir viskas. Spaudžiam Save. Ne Save, o Next. Aš čia su to mano telefonu. Ir štai, užsikrojo. Gerai, spaudžiam OK. Dabar Square Border nuspaudžiam, tai jisai turėtų nupiešti kvadratą, kuriame bus viskas. Ir kažkodėl tai nieko nepieša.
Gerai, paleisim tada programėlę iš naujo, nes aš suprantu, kad blogai susirišo. Taip jau gaunasi su... Va, matosi. O, vapa, prisijungia. Creation. Nu ir vėl piešiam mūsų žmogeliuką. Nežinau, kaip čia pavadinti, medelį. Nepatinka man toksai. Jau labai skubėjau. Nu, paišau. Tai galima nupiešti, ką norim. Na, supratot, ką turiu omeny. Nu, gerai bus. Gerai. Ir vėlgi nusistatysime, turėsime aukštį, dydį tiksliau, 50, pozicija gera, kuriam position, greitis 3000, aš manau, kad mums daugiau nereikia, nes čia su stalu išvažiuos visu. Ir spaudžiame vėl next. Sugeneravo piešinį, o dabar veikia. Ir štai, jisai nupiešė kvadratą, kuriame bus, tai kad nenaudot fanieros, dar mes galbūt paišysime kažką, ne? Tai pasižiūrime, kad tiltų. Jums ten gerai matosi. Ir spaudžiame start. Klausiu, ar viskas gerai, taip norite startuoti? Taip. Važiuojam. Ir štai jis pradeda deginti. Nepamirštame įjungti taip pat dar ir kompresoriuko, kad išpūstų dūmus. Na va, tokiu būdu graviruoja. Na, jau po biškį matosi šypsenėlė. Na va. Tai, jo, gal greitai galėjom ir biškį padidinti, nežiūriu čia, nu, taip visai lėtokai. Nu, kaip lėtokai, neblogai. Galėtų būti greičiau. Na štai ir baigė graviruot, tai išjungiam, kad nebūtų garso ir patraukiam, pasižiūrim, kas čia mums gavosi. Nu va, pažiūrėkit. Tai va, viską galima iš telefono perkelti, išgraviruoti, tai šiaip puikus užsiėmimas vaikams, tik tais, kad yra dūmai, tai, na, reikėtų arba lauke to užsiimti, arba gerai, su gera ventiliacija kažkokį ištraukimą pasidaryti. Tai sakyčiau visai neblogai, ne? Fainai atrodo. Perkeliam piešinį ant fanieros. Na ką, išbandėme štai tokią aplikaciją telefonom. Nu, nupiešėm, ką mes norim. Galim nupiešti ir kai ką įdomesnio. Na, suprantat. Tai dabar pabandysime išsigraviruoti ant tos pačios fanieros savo logotipą. Tai tokį, kaip matote backgroundą. Tai tą dabar ir padarysime, tik jau atliksime šitą dalyką nešiojamo kompiuterio pagalba. Tai jungiuosi ir žiūrėsim. Taip, tai įsijungiu aš dabar savo programą ir jūs matote štai čia. Tai va, programa tokia, jinai vadinasi Lightburn. Taip, ir mums reikia pajungti lazerį, rodo. Tai dabar tą ir padarysime, įjungiame. Tai biškiai atsiras garsas pašalinis, bet kitaip nerekognizina programa ir nieko nepadarysi. Tai va, gerai, įjungiam. Nu, pagavo, kaip matote, juda, važiuoja į home position. Ir dabar, kaip matote, logo štai toks su baltu fonu, vienu žodžiu, mums tai netinka. Spaudžiam ant jo ir trace image. Kaip matote, atsiradot čia violetinės tokios linijos, tai to, ko mums reikia. Čia mes galime pareguliuoti, jeigu kažkas mums netinka, na, vienu žodžiu, bet dažniausiai būna viskas taip, kaip reikia. Spaudžiame OK ir dabar mes jau turime atvaizdą mūsų logo. Tai perkeliame į šoną, kaip matote, persikelia tik tas, kas reikia. Šitą pasižymėme ir triname lauk.
Viskas, žiūrėkit. Logo turim. Puikiai viskas yra. Tai dabar ką? Mes pasidarome išmatavimus, kaip ir anksčiau. Spaudžiam ant jo. Tai darom vėlgi nedidelį, 50 mm. Ir susivedam. Taip pat ir apačioje. Tai plotis ir ilgis. Viskas, keliamės vėl į kampą. Patį, šiaip nesvarbu, jis gali likti ir viduj. Čia jau yra, kaip matote, pozicija pjovimo. Tai jeigu mes darome kelis etapus, kaip išpjovimą, tai turime visą laiką susižymėti paeiliui. Bet mes tai padarysim greitai, nes dar turėsime ir pjovimą pabandyti. Taip, tai nusistatome, štai turime greitį 3000 ir pasidarom, aš manau, 50%. Fill, tai yra išpjaus ir liks tik tais linijos, mes to nenorim, pjaunamės tik tais line. Taipogi vėl pradedame nuo vidurio ir current position. Tai nusistatome ten, kur norėsime pjauti. Ir spaudžiame frame. Tai mums nupieš ten, kur jisai jį graviruos. Ir spaudžiame viskas. Spaudžiame startą. Nepamirštame kompresorius. Įjungt. Spaudžiam start. Yes. Viskas. Pradėjo pjauti. Tai ateikit arčiau. Pasižiūrės. Nepjaut, graviruot. Na va, logo išpjautas labai greitai. Ir pasižiūrime, kas čia gavosi mum. Sakyčiau, puikiai, ne? Kaip jum? Nu, labai gerai. Man tai labai gerai. Fainai gavosi. Gerai, ką, bandysime dabar galbūt kažką išpjauti. Taip, tai įsipjausime savo logo, pasigaminsiu raktų pakabuką. Va, ką noriu pasidaryti. Tai dabar mes ir naudosime tą patį. Aš norėčiau išjungti, nes čia labai lūžia. Bet man tada programa liktis neveikia. Ar veikia? Gal veiks. Gerai, tai naudosime tą patį logo. Tai mes jį dabar pasididinkime. Biškutį patrauksiu, kad man būtų patogiau ir jums geriau matytųsi. Taip, tai turime mes logo. Tai čia viena yra pozicija. Dabar mums reikia pasidaryti antrą poziciją. Tai aš norėčiau logo apibrėžti. Palauk. Jo, aš jau daręs esu, matai, ta prasme, tai man dar su programa čia viskas nauja. Tai mes dabar... Atsimenu, kaip dariau. Taip, lygtis. Taip, tada mes jį apsibrėžiam. Yra tam čia koks sizas, ne? Per didelis, iški mažinam. Reikia tokio didelio. Na štai. Ir dabar, man atrodo, jo. Jisai yra atskirai, kas yra labai gerai. Dabar mums reikia dar vieno apskritimo. Štai čia. Padarysim tokį, ne? Taip, ir dar vieno apskritimo. Tai, na, jau raktų virvutėje ar kažkam. Na, jau čia kaip gausis taip, bet manau, čia bus labai gerai. Dabar taip, žymimės šitą visą dalyką, mes beždžionę dabar patrauksim. Mums reikia pasižymėti, kodėl nepaėmė viso. Tai paėmė, tai ir tu paėmė. O, paėmė visą be beždžionės ir dabar spaudžiame štai šitą, ne, va šitą, kad mums nuimtų nereikalingas linijas. Tai va, kaip matote, nuimė, viskas labai puikiai, beždžionėlė gali grįžti atgal, atgal į apskritimą
Tai dabar mes turėsime dvi atskiras pozicijas. Tai pirmą, mes liksime graviravimą, štai šitą, tai paliekam, o antra pozicija pjovimo pažymėsime raudonai. Tai raudonas jau bus mums išpjovimas. Antroje labai gerai. Išpjaus pirmą tą, ko mums reikia. Tai kaip ir viskas mums tinka. Ne? Spaudžiame OK. Tai kaip ir turime, mes išsisaugoję štai šitą dalyką. Čia reikia vėlgi pasikeisti. Tai jungiame šitą ir mums jau čia greičio reikės tik tais 300. Ai, ten viskas yra gerai. Ir kaip ir viskas, ne? Tai jungiam dabar mūsų lazeriuką, jis grįš į poziciją ir esu nusipirkęs fanierą specialiai pjovimui, o ne graviravimui. Tai mes ją turėsime dabar truputėlį pasikelti, taip pat pasidedame kažką tai, kad neišdegintų stalo. Na ir va poros fanieros gabaliukų įmesim, kad būtų pakilus, nes pjovimui reikia, kad jinai būtų šiek tiek pasikėlus. Vėlgi persireguliuosim aukštį, nes jisai dabar visai kitoks, pakito. Nu va, ištraukiame ir dabar nusistatom poziciją, kurioje pjaus. Spaudžiame frame ir pasižiūrime, ar mums čia viskas tinka. Kaip ir tinka. Tai ką, jungiam, bandom. Įjungiu kompresorių ir spaudžiu start. Tai pirma pozicija graviruos, antra pjaus. Super. Viskas. Startuojam, žiūrim. Taip, tai vyksta graviravimas. Ant kompo ten va irgi. Pažiūrėkit, dumelikai varo kaip jauna. Tai pažiūrėsime, ar mums pavyks išpjauti iš pirmo apėjimo, bet nustačiau 2 apėjimus ten dėl viso ko. Čia jau dūmų pavarė pjovimo neblogai. Matau, kad čia, žiūrėkit, po lazeriu prasišviečia, tai reiškia, jisai pjauna iš pirmo karto. Tai žiūrim, ar išpjaus. Jo, iškrito tas bibukas, mažiukas, kur virvutėj ir turėsime raktų pakabuką. Tai žiūrim, jeigu jis nukrenta žemyn, manau, kad dar nenukrito. Tai praleidžiam antrą ratą dėl viso ko. Kažkur, ai va, jau matau, kad jisai nukrito. Tai manau, kad galima statyti, kad nesugadinti jo. Viskas. Išjungiame savo ventiliatorių. Išjungiam ir šitą, kad mums čia nedygtų. Ir žiūrim, kas gavosi. Na štai, pažiūrėkit, toks raktų pakabukas. Iškrito iš rankų. Gavosi šiek tiek ovalus. Na, bet čia viskas yra. Nu va. Opa. Norit kas nors tokio raktų pakabuko? Galiu jums pagaminti. Tai jo, galim susitart taip. Nu, štai toks gavosi raktų pakabėlis. Galima padaryti ir kitos formos. Na, bet vienu žodžiu, apžvelgėme, staklės ir padarė. O dėl raktų pakabuko, kas norit, tai galim susitart taip. Apmokat siuntimo išlaidas, tai yra, man atrodo, pati mažiausia dėžučio Omnivos 2 eurai, 2,29. Ir kanalo paremimą, truputėlį, kiek kas gali. Ir išsiųsiu jums kiekvienam po pakabuką, kas to norės. Tai komentaruose būtinai komentuok noriu, aš visus komentarus skaitau iki vieno, tai tikrai jums atrašysiu, susisieksim ir susitarsim. Tai va, šiandieną buvo štai tokia apžvalga mano naujo įrenginio, tikiuosi, kad toks video jums patiko. Ir ką, susimatom jau dabar sekmadienį. Sekmadienį gaminsime maistą. Oras laukia puikus. Iki!